Hola, hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Elisha Elžbieta, encantada, mano vardas Elžbieta, Elisa, malonu susipažinti. Šiandien jau kalbėsime ne apie ispanų kalbą, o kalbėsime apie būtų nuomą. Aš kalbėsiu apie savo patirtį, aš nesu nekilnojamo turto agentė, nieko panašaus visiškai. Aš tiesiog noriu pasidalinti su jumis, su kuo aš susidūriau, kai ieškojau būto, ko reikalauja. Tiesiog sakysiu savo patirtį. Labai svarbu, kad tai turėtumėte omenyje. Ir visada jums geriausia konsultacija suteiks nekilnojamojo turto agentas. Jeigu jūs norite sukonkretizuoti kažką, tai sužinoti detaliai, prašau eiti ir kreiptis. Aš tiesiog noriu pasidalinti su jumis, kaip su draugais, kaip su pažįstamais, su kuo aš susidūriau, ko iš manęs prašė ir taip toliau. Bet iš pradžių noriu pakomentuoti, jeigu jūs norite mokytis ispanų kalbos, bet neturite laiko derintis prie mokytojo tvarkaraščio, jūs galite pasirinkti kursą Mokausi pats, apie kurį galite paskaityti apačioje. Užeikite, skaitykite ir jeigu norite, rinkitės kursą ir mokykitės ispanų kalbos. O mes, galvoju, pradėsime. Taigi, pradėkime nuo to, kaipgi išsinuomoti būtą. Prieš tai, kai jūs jau ieškote taip en las páginas web, tinklalapiuose. Yra tokie tinklalapiai kaip Idealista, Fotokasa. Bet jeigu aš surasiu daugiau, aš būtinai apačioje juos parašysiu, per kur jūs galite žiūrėti. Ir jūs pasirinkite ne comprar, nepirkti, bet alquilar, nuomoti. Ir ieškosite ten būtų. Bet turiu pasakyti, kad dauguma, gal 99% būtų yra visi su nekilnojamo turto agentūrom. Kad jūs privačiai su šeimininku, kad galėtumėte tai pabendrauti, pakalbėti, susitarti, išsinuomoti. Kas žinoja, iš to beveik šito nėra tikrai, nes tikrai dauguma, gerai, aš sakysiu ne dauguma, bet beveik visi būtai, taip, yra nuomojami su nekilnojamo turto agentūra. Taip, nelabai faina, bet taip yra. Ir iš vienos pusės aš galiu suprasti, nes čia taip šeimininkai taip draudžiasi, kad jų inkilino, taip jų nuomotojas, žmonės, kurie nuomojasi, taip jie bus sąžiningi, kad jie mokės, kad jie dirba. Iš vienos pusės aš suprantu, bet iš kitos pusės tie reikalavimai, kuriuos jie kelia, tai ne visiems yra, kaip pasakius, bet ne visiems yra pasiekiami. Bet žinoma, gali būti visokių variantų, visada čia gyvenimas ir kiekvienas žmogus yra skirtingas ir kiekvienas žmogus gali skirtingai pasirinkti, kaip padaryti. Galbūt kai kurie padės ir kažkokias tai taisyklės va taip apeis. Bet tai vadinasi, kaip ir minėjau, beveik visi būtai yra su nekilnojamo turto agentūrom. Ir žinoma, jeigu jūs nuomojatės būtą, tai jūs turite vieno mėnesio. Taip, būtas, pavyzdžiui, kainuoja 1000 eurų, taip, ir jūs tą 1000 eurų jau, a la gente inmobiliario, taip, nekilnojamo turto agentų jau turite tai sumokėti. Tiesiog, va taip, iš karto, 1000 eurų jam padavėte. Bet čia ne viskas, toliau. Iš jūsų paprašys 2-3 mėnesių užstatų. Vieno mėnesio jau beveik niekur nėra, nelabai girdžiu. 2 dar tikrai yra, bet dažniausiai 2 tarp 2-3 mėnesių užstato. Bet dar 3000, pavyzdžiui, jūs turite sumokėti. Ir žinoma, kai einate į būtą, taip jūs turite irgi sumokėti ir į mėnesio priekį. Ir dar 1000 mokate. Ir taip išina, jeigu nuomojatės būtų už 1000 eurų, tai tam, kad į jį užeiti, jūs turite atiduoti iš karto 5000. Bet už 1000 eurų dideliuose miestuose būtą surasti yra tikrai labai sunku. Dabar per paskutinius 4 metus situacija taip pasikeitė, kad visi būtai pakilo maždaug apie 500 eurų daugiau negu prieš 4 metus. Tu galėjai, pavyzdžiui, už 600 išsinuomoti
Visai nebloga būta, tikrai visai nebloga. O dabar tokių kainų visiškai nėra, absoliučiai tokių kainų nėra. Dėl to labai pasikeitė. Taigi, pirmas punktas, taip, kurį sakiau, kad jums reikia susimokėti 1 mėnesį nekilnojamo turto agentui, 2-3 mėnesius užstato ir mėnesį į priekį. Manote, čia viskas? Ne! Čia visiškai ne viskas. Taip pat jūsų paprašys, kad jūs apsidraustumėte, ne jūs patys, taip, bet kad jūs apdraustumėte būtą, taip, seguro de vivienda, būto draudimas. Jūs patys tai turite apsidrausti. Ir tai viską jūs darote prieš pasirašydami, nes čia yra svarbus punktai tam, kad jums išnuomoti. Jeigu sakysite ne, tai ir būtų jūs negausite. Taip pat dar vienas yra draudimas, kuris ispaniškai skamba el seguro de impago, čia būtų nemokėjimo draudimas. Čia irgi jūs turite šitą draudimą pasimti, kad tokiuose atvejuose, kai jūs, pavyzdžiui, nemokėsite, tai tas draudimas mokės už jūsų šeimininkui. Vadinasi, šitie 2 draudimai irgi yra reikalingi. Kokios kainos, aš nežinau. Į šitą klausimą jau jums atsakys nekilnojamo turto agentas. Čia yra visi tie punktai, taip tam, kad išsinuomoti būtą. Ir vienas dar svarbus punktas, kad labai dažnai dauguma nekilnojamo turto agentūrų prašo, kad jūsų uždarbis būtų daug didesnis negu nuomojamo būto. Pavyzdžiui, nuomojamo būto suma turi būti 1/3 jūsų uždarbio. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite išsinuomoti būtų už 900 eurų, 95 tūkstantį, tai jūsų uždarbis turi būti minimum 3000. Kitaip irgi ne iš karto, netgi jie toliau nekalba su jumis. Ką dar reikia žinoti prieš išsinuomojant būtą? Kad labai daug šeimininkų nenori nuomoti būto žmonėms su mažais vaikais ir su naminiais gyvūnais. Taip, man pačiai telefonu sakė, maži vaikai? Ne, mes nenuomojame su vaikais. Taip pat žinau, kas turi naminių gyvūnų, kad jiems irgi yra problema išsinuomoti, kad labai dažnai šeimininkai sako irgi, mes nenuomojame būto su gyvūnais. Dėl to geriau būti be vaikų ir be gyvūnų. Arba turėti labai daug tūkstančių. Tada viskas paeis. Jeigu jūs, pavyzdžiui, žiūrite būtus ir žiūrite, kad per brangu yra būtai, taip, kur yra įrengti su visais baldais, su buitinė technika ir galvojate, kad, pasiieškosiu būtų be nieko, taip, be baldų ir po truputį susipirksiu. Ne. Vienas dalykas, kad beveik tuščių būtų nėra, beveik, ne? Aš nesakau apie naujos statybos namus, ten tik labai dažnai būna namai be baldų, tikrai, bet Ispanija yra labai senovinė šalis su didelė istorija ir čia namai yra jau, kurie stovi daug metų ir ten jau žmonės gyveno, viską supirko ir tikrai jie nieko tai neišneš iš to būto. Dėl to ir sakau, kad tikrai nėra labai daug būtų, kad galėtumėte išsinuomoti be baldų arba be buitinės technikos. Nes jeigu jūs ieškote būto be baldų, tai ne faktas, kad tas būtas turės šaldytuvą, skalbyklę. Aš vieną kartą žiūrėjau tokį būtą, taip nuėjau be baldų ir aš tokia žiūriu, o šaldytuvas? O lavadora, skalbimo mašina. Aš klausiu, o tai nėra? Sako, ne, čia jūs patys turite nupirkti. Ok, žinoma, aš pasakiau, ne, nes, kur, ką aš tą šaldytuvą ant pečių po to nešiu į kitą būtą, ar ką? Tikrai, žiūrėkite, kad jeigu tuščias būtas, tai gali trūkti buitinės technikos. Bet, kitas dalykas. Galvojate, kad kainos yra mažesnis tuščių būtų negu su jau kai būtas yra įrengtas? Ne. Kainos yra, aš sakyčiau, vienodas arba beveik vienodos, kad skirtumą kažkokio tai nelabai ir surasite. Ar tuščias, ar jau su baldais,
kainos yra tikrai labai panašios, o kartais, aš sakyčiau, netgi ir vienodos. Ir paskutinį dalyką, kurį norėčiau pakomentuoti, tai yra, kad dideliuose miestuose yra sunkiau išsinuomoti, nes yra daugiau žmonių, daugiau paklausos, kainos yra daug didesnės. Jeigu jūs iškosite mažose kaimeliuose, tai aš esu įsitikinusi, kad jums bus lengviau, galbūt ir nebus tokių requisitos tan fuertes, kad nebus tokių reikalavimų. Mažose miesteliuose gali būti tikrai lengviau, pigiau, bet irgi žiūrėkite, kokio gyvenimo jūs norite. Jeigu jums patinka gyventi mažame miestelėje, kur nėra socialinio gyvenimo, tai puiku, kodėlgi ne. Ir taip pat dar kainos priklauso nuo to, ant kiek toli randasi mažas tas miestelis kaimas, taip, nuo didelio miesto. Kuo toliau, tuo pigiau. Kuo arčiau, tuo brangiau prie didelio miesto. Nes žinoma, dauguma nori visgi socialinio gyvenimo, eiti į restoranus, į kiną, į parodą, susitikti, apsipirkti. Dėl to, žinokite irgi tai, kad, žinoma, dideliuose miestuose visada bus brangiau. Man rodos, aš šiandien viską papasakoju, ką norėjau su jumis pasidalinti apie nuomą, savo patirtį ir sakyti, su kuo aš susidūriau. Man rodos, aš nieko neužmiršau pasakyti, o iš jūsų aš paprašysiu tik vieno mažo dalykėlio, gerai, 2. Prenumeruokite. Man patinka, neužmirškite ir komentuokite, o kaip jūs nuomojatės, o su kokiom situacijom jūs susidūrėte, kaip jūs atvažiavote, kaip išsinuomavote, nes visi mes turime skirtingas istorijas, aš irgi turiu skirtingų istorijų. Galite dalintis komentaruose, aš su jumis taip galėsiu bendrauti, palaikyti ryšį ir tikrai įdomu, manau, bus ir kitiems paskaityti, o kaipgi kiti žmonės nuomojasi. Galbūt kažkam tai padės, kas dar tik galvoja važiuoti į Ispaniją ir keisti savo gyvenimą. Ačiū, kad buvote su manimi y nos vemos pronto en otro vídeo. ¡Chao!